Viskas labai gražiai atrodo ant popieriaus ir nuotraukose, bet kai ateina laikas tą įgyvendinti, tai tada prasideda jau reikalai. Siuntėm ne vieną pavyzdį, tiko gal iš 3-4 karto užsakovam, žodžiu, nebuvo čia lengvas kelias, nes mūsų ta visa paieška jinai yra gana sudėtinga, ta prasme, kad ribotas kiekis tų akmenų apskritai tinka tokiai paskirčiai, nes objektas yra pajūry, tai yra fasadas, žodžiu, daug tokių dedamųjų, kur akmuo turi būti ypatingai atsparus temperatūriniam pokyčiam, tai ta paieška buvo sudėtinga, bet atradom savo favoritą ir su juo ir nukeliavom dabar į tą projektą, tai čia aš kalbu apie fasadą. Projekte naudojami yra 4 skirtingi akmenys, jie yra iš visiškai skirtingų pasaulio kampelių. Vienas yra, tas pagrindinis fasadinis yra iš Kroatijos, jis vadinasi Džalo Distrija, o kiti likę akmenys viduje, vienas yra iš Irano žalias granitas, kitas granitas yra iš Brazilijos ir dar vienas yra iš Indijos. Tai gali įsivaizduoti, iš kokio plataus diapazono geografiškai išsidėstymas yra pasaulyje tų karjerų. Projektas tikrai unikalus. Norėčiau šiek tiek pasidžiaugti šitų projektų, tiksliau užsakovais, galbūt pasidžiaugti, kurie nepabijojo panaudoti, pirmas dalykas, tokio kiekio akmens ir nenuėjo lengvų kelių, ta prasme, kad nepasirinko vieno akmens, kuris atsikartotų visur, bet pasirinko net 4 akmenis vienam projekte, kas yra pakankamai reta. Juos sugalvojo net ir kombinuoti, daryti mozaikas. Tokių projektų pas mus galima suskaičiuoti ant turbūt vienos rankos pirštų. Smagu, kad mes jau kažkaip einam tokiu visai teisingu keliu, man atrodo, kas liečia natūralių medžiagų panaudojimą ir supratimą apie jas.